Kasdienis, nieko neįsiskiriantis vakaras. Su visa šeima sėdamės prie stalo, pildome lėkštes, šypsomės vieni kitiems. Ko gero, nė nesusimastome, jog gali būti kitaip. Gali. Skurdas kaip nenugalima jėga smelkėsi tūkstančių žmonių namus, užmerkdamas akis prieš alinančias ligas, vaikų svajones ir vienišų žmonių maldas. Nepritekliaus kamuojamos šeimos nesvarsto, kuo papuošti šventinį stalą. Duona su arbata, visada taip valgau. Jie nekelia klausimų, kada paskutinį kartą širdį lepino skanėstais. Tikriausiai seniai. Skurdas nesirenka, jam nerūpi, kas tu buvai vakar ir kuo gyvensi rytoj. Egzistuoja vienintelė jėga galinti tai sunaikinti – tai žmonių gerumas. Praėjusiųjų metų pasidalink akcija įkvėpė dalintis. Vien rudens Maisto banko akcijoje ilgai negendančių produktų paaukota už daugiau nei 1 milijoną litų. Per šiuos metus Lietuvoje nepasiturintiems išdalinta beveik 5 milijonai porcijų maisto. Mes džiaugiamės, kad per pastaruosius metus žmonių, kurie gauna Maisto banko paramą, išaugo 3 kartus. Taip pat 30% padidėjo parduotuvių, į kurias važiuoja Maisto banko savanoriai, paimdami prekybininko atiduodamą maistą labdarai skaičius. Taip pat reikia pasakyti, kad išaugo 4 kartus gamintojų atiduodamas maistas, tai įvairios maisto pramonės bendrovės, kurios maisto produktus anksčiau tiesiog išmesdavo, o dabar jos skambina Maisto bankui ir mes tą maistą galime atiduoti nepasiturintiems. Ko gero, iš pernai metų puikiai pamenate skaudžią vargonininkės Alinos ir jos šeimos istoriją. Mažametis, jos sūnus Justas, kitaip nei dauguma jo amžiaus vaikų tuomet suprato, kad kalėdos dosnios nebus. Netrašinai visą laiką tėvai nuperka batareikių. Norėčiau per kalėdas gauti batareikių, kad mašiną važiuočiau. Tačiau įvyko stebuklas, kurį atnešė veikiau ne kalėdų dvasia, o neabejingi žmonės. Jų dėka Alina pirmą kartą po daugelio metų šeimą pakvietė prie tikro šventinio stalo. O mažasis Justas dabar didžiuojasi turėdamas naują mašinytę, kuriai baterijų, reikia tikėtis, nepritrūks dar ilgai. Aš dėkoju Dievui, kad, mes galėjom tas kalėdas gražiai prašvęsti, mes galėjom su visais artimaisiais susėsti prie stalo. Mes galėjom suvalgyti skanių valgių, mes galėjom vaikam po eglute padėti daug žaisliukų. Tai buvo tikrai ne iš mūsų atlyginimų, ne iš mūsų pinigėlių, bet buvo gerų žmonių dėka, kurie tikrai rūpinosi, kuriems buvom nebejingi, kažkaip nenustūmė ir prisiminė mus. Gerų žmonių dėka šviesesnį gyvenimą pažino ne tik Alina. Šiandien Maisto bankas pasiekė didesnę Lietuvos dalį. Net 10 miestų ir miestelių šiandien džiaugiasi gaudami maisto davinius, kurie anksčiau juose nebuvo dalinami. Iš viso Lietuvoje per 10 mėnesių Maisto banko parama buvo suteikta neįtikėtina – beveik 2,5 milijono kartų. Savanoriai kasdien dirba tam, kad maisto produktai pasiektų skurdo kamuojamų šeimų namus. Turime pasidžiaugti, kad lyginant su pernai metais daug daugiau žmonių šitą paramą maistu gavo. Dabar tokių žmonių yra 205 000. Šio maisto vertė yra 12 milijonų litų. Taip, džiaugtis yra ko. Tačiau realybė skaudi. Skurdas nuo Lietuvos nesitraukia. Per metus į Maisto banką kreipėsi daugiau nei 400 000 žmonių. Šiandien gyvename situacijoje, kada yra 2 Lietuvos. Viena Lietuva yra sėkmingesnė, turtingesnė, tačiau yra beveik 5% žmonių, kurie tikrai skursta ir ant kurių kurių stalas tikrai yra ganėtinai skurdus. Labai yra svarbu, kad ta sėkmingesnė, turtingesnė Lietuva ištiestų pagalbos ranką ir pasidalintų su tais, kuriems likimas šiuo metu šypsosi mažiau.
Nepritekliaus kamuojamų žmonių gatvėje, ko gero, net pažintume. Dauguma jų turi darbus, namus, mylinčias šeimas ir baigia aukštasias mokyklas. Tačiau gyvenimo universitetas jiems skyrė per sunkų egzaminą, nublokšdamas į socialinę atskirtį. Dažniausiai vakarais verkiu, kad tikrai artimų žmonių nėra, žinok. Tarkim, įsipasakau. Skurdas į dvi dalis padalina Lietuvą, o mes, padalindami savo gerumą, galime vėl ją suvienyti. Pasidalinkime, juk tik tada būsime stipri, vieninga, galinga tauta.